Sveiki atvykę į mano kanalą. Jeigu jums patinka mano pasakojimai, būtinai paspauskite patinka, užsiprenumeruokite kanalą ir įjunkite pranešimus, kad nepraleistumėte naujų mano įrašų. Taip pat labai laukiu ir jūsų minčių komentaruose. Man svarbu išgirsti, ką galvojate. Jūsų mintys labai svarbios ir padeda kurti šiltą bendruomenę čia kanale. Šiandien jūs kviečiu pasiklausyti trečiąją dalį Gyvenimo prasmė ir kelias į šviesą. Taigi, išgyventa priešmirtinė patirtis yra universalus reiškinys. Ji nepriklauso nei nuo žmogaus tikėjimo ar įsitikinimų, nei nuo jo gyvenimo aplinkybių. Visi žmonės išgyvenę priešmirtinę patirtį, nepaisant kultūros, religijos ar išsilavinimo, pasakoja apie labai panašius dalykus. Ir būtent tai leidžia daryti išvadą, kad šie pasakojimai nėra fantazijos ar atsitiktinumai. Dar svarbiau yra tai, kas vyksta po tokios patirties. Šie žmonės kardinaliai pasikeičia. Ir pasikeičia ne dėl mirties baimės, atvirkščiai, mirties baimė išnyksta visiškai. Tikrasis pokytis gimsta iš naujai atrastos gyvenimo prasmės. Staiga visos mūsų socialinės struktūros, taisyklės, įsitikinimai, visa tai atrodo beprasmiškai. Karjera, pinigai, statusas praranda savo vertę, o religija tampa absurdiška, tarsi nieko bendro neturinti nei su žmogumi, nei su Dievu, nei su pačia tikrove. Todėl nestebina faktas, kad net 87% žmonių išgyvenusių priešmirtinę patirtį atsisako savo senųjų religinių įsitikinimų. Tačiau kartu jie atranda visiškai naują, daug gilesnę prasmę. Jie suvokia, kad gyvenimas Žemėje nėra atsitiktinis, jog tai yra kruopščiai suplanuota kelionė, kurios tikslas yra vidinis augimas ir sąmonės vystymasis. Kiekviena detalė, kiekvienas gyvenimo posūkis, net jeigu jis atrodo ir skaudus, netikėtas ar nesuprantamas, yra suplanuotas tam, kad atvertų galimybės mums augti, atrasti save, priimti sprendimus, kurie turi gilesnę prasmę. Ir tą kelią planuoja ne kas kitas, o pati mūsų sąmonė, dar prieš ateidama į šį pasaulį. Išgyvenusieji priešmirtinę patirtį pasakoja, kaip jie patys rinkosi net pačias smulkiausias detalės. Savo tėvus ir jų charakterius, aplinką, kurioje gyvens, savo kūną, temperamentą ir net seksualumo kryptį. Savo pasakojimuose daug kas mini, kad net mirties akimirka, jos būdas ir laikas yra numatyti iš anksto. Mes įpratę manyti, kad esame bejėgės aplinkybių aukos, kad gyvenimas žaidžia su mumis ir taisyklės mums yra nežinomos. Tačiau žmonės, kurie išgyvena priešmirtinę patirtį, grįžta su visiškai kitokia perspektyva. Jie sako, mes esame savo gyvenimo šeimininkai, atsitiktinumų nėra. Viskas, kas nutinka, yra mūsų pačių pasirinktas kelias ir parinktas taip, kad galiausiai mums būtų tik į naudą. Svarbiausia išmokti klausytis savo vidinio balso, kuris visada veda teisinga kryptimi. Deja, daugelis žmonių nuo jo bėga ir jį ignoruoja. Ir tuomet gyvenimas tampa sunkesnis, nes suplanuotas planas vis tiek turi būti įgyvendintas, jei ne šį kartą, tuomet kitą. Dar vienas labai svarbus momentas – gyvenimo peržiūra. Ten mes pamatome visą savo gyvenimą, iki smulkiausių detalių. Ten niekas mūsų neteisia ir nesmerkia, bet patys pilnai ir iki galo išgyvename visas savo veiksmų gyvenime pasekmes.
pajuntame, kaip mūsų žodžiai, darbai ar net nuotaikos paveikia kitus. Ir tai tampa akivaizdžiai aišku, tarsi žiūrėtume į savo gyvenimą iš visų pusių vienu metu. Tokia patirtis atskleidžia, koks svarbus yra kiekvienas mūsų pasirinkimas, kiekviena mintis, kiekvienas jausmas. Iš čia gimsta ir naujas suvokimas apie gyvenimo prasmę. Ji nėra paslėpta kažkur toli ar aukštai, ji slypi kiekvienoje mūsų kasdienybės situacijoje. Prasmė atsiskleidžia paprastai – pasielgti taip, kad augintume savo meilę. Ir nesvarbu, kokia sunki ar komplikuota situacija, visada turime galimybę tobulinti savo meilę. Atleisti, padėti, atsiprašyti arba nusišypsoti. Tik taip, per išbandymus mes artėjame prie besąlyginės meilės, tos šviesos, kuri visada slypi mumyse. Galima tai palyginti su kūno stiprinimu. Jeigu nori užsiauginti raumenis, reikia fizinio pasipriešinimo, reikia treniruotės. Be pasipriešinimo nebus nei raumenų, nei jėgos. Tas pats ir su meile. Be dvasinių išbandymų, be sunkumų, meilė neturi kaip augti. Tik per iššūkius ji tampa tikra jėga. Priešmirtinės patirties pasakojimai mums atskleidžia bendrą patirtį, kuri peržengia mūsų palyginus labai siaurą suvokimą. Žmonės, kurie tai išgyveno, neretai pasakoja, jog anapus jautėsi supami beribės sąmonės, meilės ir vienybės su viskuo, kas tik egzistuoja. Daugelis jų tvirtina suvokę, jog gyvybė tai ne tik žmogus, bet ir kiekviena būtybė, kiekviena forma gamtoje yra tos pačios sąmonės išraiška. Priešmirtinės patirties pasakojimuose dažnai pasikartojantis motyvas – gili pagarba visoms gyvybės formoms. Žmonės anapus pamato, kad ne tik jie patys, bet visa gyvybė yra sąmoninga. Gyvūnai, mūsų augintiniai, turi tokią pačią sąmonės kibirkštį kaip ir mes, kuri jungiasi į didesnį visumos audinį. Jie nėra mažesni ar menkesni už mus, jų sąmonė tiesiog reiškiasi kitų būdų. Ir ryšys, kurį turėjome su jais šiame gyvenime, niekada nenutrūksta. Anapus bendravimas tampa dar artimesnis, tiesioginis, iš sielos į sielą. Tas pats šuo ar katė, su kuriuo dalinomės gyvenimą, ten pasirodo vėl, bet be fizinio kūno ribų, atsiranda švarus, tyras sąmonės ryšys. Tas pats galioja ir žmonėms, kuriuos mylime. Meilės pagrindu sukurti ryšiai neišnyksta su mirtimi, jie tik sustiprėja. Anapus mes vėl susitinkame su savo artimaisiais, su kuriais mus jungia stiprus ryšys. Ir šie susitikimai yra nepaprastai gilūs, nes vyksta be žodžių, per tiesioginį meilės ryšį. Ir kai suvokiame, jog visa tai yra ne tik apie mus, bet apie visą kūriniją, tada gimsta dar gilesnis matymas. Sąmonė vystosi ne tik žmoguje, ji evoliucionuoja visur. Kiekviena būtybė, kiekvienas gyvūnas, kiekvienas augalas, visa gamta yra gyva. Viskas turi sąmonės kibirkštį. Visa, kas egzistuoja, nuolat tobulėja ir vystosi pagal tobulą planą. Ir ši evoliucija yra tobula, nėra jokių klaidų ir nėra jokių atsitiktinumų. Tačiau kiekvienas žingsnis bei kiekviena patirtis yra būtina. Ir todėl mūsų gyvenimas, kad ir koks jis bebūtų, visada turi gilesnę prasmę. Mes einame keliu, kuris veda į brandą, į didesnį sąmoningumą, į vis platesnę meilę. Ir kai suprantame, kad visa visata yra gyva, kad kiekviena siela turi savo kelią ir tikslą,
pradedame matyti gyvenimą visiškai kitaip, kaip nuostabią kelionę, kurioje viskas sudėliota tobuloje dermėje. Ir galiausiai, kai žvelgiame iš aukščiau, tampa visiškai aišku, gyvenimo esmė yra meilė. Ji yra tai, kas peržengia mirtį, kas jungia mus su artimaisiais, su gyvūnais bei su pačia visata. Ji yra šviesa, kuriai mes visi priklausome ir į kurią visi sugrįžtame. Ir kiekviena akimirka, kiekvienas mažas meilės veiksmas šiame pasaulyje yra tarsi žingsnis link to didžiojo sugrįžimo.